Šitą filmuką šiandien filmuosim tiem žmonėm, kurie įsigijo sodybą, rengėsi įsigyti sodybą arba svajoja įsigyti sodybą. Šitą filmuką tikrai paskatino sukurti vienas vokietis. Atvažiavo į mūsų kompaniją ir pirko būtent šitokį traktorių su visa pilna komplektacija, įvairiausių agregatų ir taip toliau. Ir kai aš jo paklausiu, sakau, o tai ką jūs čia ruošitės daryti, ūkininkauti ar kokius ten dalykus, sako, ne. Aš atvažiavau gyventi į Lietuvą, įsigijau sodybą, ten yra senas sodas, ten yra truputį miškelio, yra krūvos darbų ir ką, aš su tačkė ten viską vežiosiu. Jis netgi tokį priekaištą pareiškė, sako, aš kada ieškojau čia Lietuvoje tų traktoriukų, aš nieko neradau, jokios filmuotos medžiagos, ką jie gali padaryti ir tokia gimė idėja. Šitą sodybą, kurioje mes ir filmuojam, tą filmuką, aš ją pradėjau su žmona statyti prieš 25 metus. Ir patikėkit, jeigu nebūtų tuo metu šalia buvę to traktoriuko ir visą tą laiką, visus tos 25 metus, tai ta sodyba būtų teikusi ne džiaugsmą, o, sakykim, pastoviai prakeiksmus. Nes pastoviai reikia atsivežti tai kokių tai akmenų, tai žemių. Tai žmona nori, kad būtų ten kažkoks gėlynas padarytas, iš žemė išpurianta, sutvarkyta. Aš jau nekalbu apie žiemą, kai reikia nusistumdyti, atrodo netoli, 100 metrų lygi kelio, kuris yra valomas, bet pabandykite tą 100 metrų nusikasti su kastuvu, taigi pasiusit. Ir prieš maždaug 20 metų, jau kai pastatėm sodybą ir reikėjo pradėti gyventi, supratau, kad priežiūrai, tas traktorėlis yra būtinas. Tada nebuvo labai daug šitų mažų traktoriukų, arba jie labai brangus, kaip ir šiandieną yra. Ir tada nusipirkau tokį belarusą. Jisai tenais kampe ir matosi išlindęs. Tai šitus visus tuos 20 metų jisai ir lydėjo mumis. O dabar pakalbėkim apie šituos. Mes turime ir siūlom žmonėm 2 variantus antros klasės Aupax traktorių. Antra klasė tai yra būtent sodybos traktorius. Jis nėra skirtas kažkokiam tai ūkininkavimui dideliui. Taip, aišku, galima, jeigu turi nedidelį ten ūkį, sakykime, ar serbentų, ar kokių šilauogių, pilnai jisai visus darbus gali padaryti, arba daleiskim sodą prižiūrėti. Bet šiandien mes kalbam apie sodybą. Ir ką su juo galime nuveikti ir kaip jisai gali pasitarnauti. Paimkim šitą modeliuką, čia yra 40 arklių traktoriukas. Lygiai toks pat yra dar 25. Tas 25, logiškai, jisai truputį yra visas, truputį silpnesnis kaip variklis, taip ir visi agregatai yra, aišku, pigesnis. Bet jeigu įmame šitą 40 arklių, tai mes turime sumontuotą pakrovėją. Ant pakrovėjo, kas svarbiausia, tai galima dėti 3 daiktus. Galima dėti sniegui buldozerį. Yra vadinamas euro prikabinimas. Nusiperkam buldozerį, dedam, valom sniegą. Norime, dedame kaušą, su kuriuo galima vežioti akmenis, atsivežti žemes. Net sunku įsivaizduoti, ko negalima su juo daryti. Tai yra visa tai, ką darytumėm rankomis, su karučiais, tai šiuo atveju darom būtent su traktoriu. Trečias daiktas tai yra paletinės šakės. Vadinamos paletinės šakės. Žinot, šiai dienai visi kroviniai, kuriuos mes atsivežam į sodybą, tai gali netgi būti, kada jūs pirksit, daleiskim, perkate žemes ir jos dažniausiai būna maišuose sudėtos ant palečių. Kaip? Po vieną maišą tada nešam, tasom visą kitą. Čia ramiai gražiai pasikėlėm paletę, nusivežam ten, kur norim. Kelia jisai netgi 800 kg. Tai yra tikrai gana daug. Dabar, jeigu mes žiūrėsim, ką mes dar galim prie jo prikabinti. Pilnateisis traktorius, tai turi savo darbinį veleną, turi tą šlaunes, jau nekalbant apie tai, kad galima, sakykime, priekabą kabinti, verčiamą priekabą, ne tą automobilį, bet verčiamą. Tai yra atsivežti žemės, pasikroviai su kaušu į priekabą, prisikabinai, atvežiai, išvirtei. Lygiai taip pat galima, kas irgi labai sodyboje reikalingas daiktas, tai yra mulčeris. Tas, kuris išlygina gražiai pievą, nupjauna, sumulčiuoja ir nieko nelieka. Tai 1,60 m, 1,65 m, mulčerį pilnai jisai su juo dirba. Ką dar? Freza. Tam, kad nereikėtų arti žemės, tenais purenti, taip įvairiausių daug agregatų. Yra vienas agregatas, freza, 2 sykius pervažiavot bet kurią žemę ir ten pasidaro purį, galima kažką tai sodinti gėlę, sodinti bulves, kam kas patinka. Dar kas yra labai svarbu, prie darbinio veleno galime kabinti šakų smulkintuvą. Ir jau gana rimtą šakų smulkintuvą. Ne tas buitinis, kuris yra ten smulkiom šakutėm susmulkinti. Bet jau tokios rimtų medžių. Pažiūrėkime. Kiekvienais metais, pavasarį, rudenį,
nuo visų medžių nukrenta kažkokia nudžiūvusi šaka. Galų gale reikia kažką tai pagenėti. Tų darbų, kada tu gyveni medžių apsupty, jų visada yra. Ir kur tas šakas dėti? Šiai dienai deginti negalim. Tai jos kraunamos į vieną krūvą, bet tam, kad jos ten supūtų, reikia, nežinau, 10-15 metų. Todėl labai paprastai pasiimam arba išsinuomojam, arba nusiperkam šakų smulkintuvą ir galim tada susitvarkyti viską. Taip, kad be šito traktoriuko, jeigu dabar kas nors man pasakytų, kad reikia nusipirkti sodybą, gyventi ir visa kita, tai neturint šito pagalbininko, tai būtų ne malonumas, ne atvažiavimas iš miesto ir pabuvimas savaitgalį kaime, pasidžiaugimas, šašlykai, kepsniai ir visi kiti dalykai, bet tai būtų katorga. Kada tu turi šitą traktorių, ar šitą, ar kažkokį kitokį nusipirkęs, bet būtent maždaug tokio galingumo, su tokiais pajėgumais, tada tas tavo savaitgalis tampo tikrai, malonumų kaime. Įsivaizduokim, kad ne tik gali pasidaryti savo darbus, bet ypatingai miestiečiai, kurie įsigyja sodybą kaime, jie nori ir kažkokios socializacijos, pabendrauti su kaimu ir taip toliau. Ir kada tu išvažiuoji su tuo traktorėliu į kaimą, viena močiutė paprašė kažką tai padaryti jos darže, kita, toksai irgi malonumas padėti kitiems žmonėms. Taip kad, mėly būsimieji sodybų savininkai, esantys sodybų savininkai, kviečiam į Agrobondą apžiūrėti tos 2 traktorėlius. Juo labiau, kad pagal mūsų sutartį su bankais mes netgi galim pasiūlyti išsimokėtinai 10 metų. Tai tada iš vis jau gaunasi fantastinis dalykas. Taip kad, jeigu sumastėt įsigyti sodybą, arba jau ją įsigijot, tikrai viena iš kelionių turėtų būti pas mus, Raseiniai, Maironio 78, išsirinkti traktorių, pasikonsultuoti, įsigyti ir džiaugtis gyvenimu kaime. Iki!